Na ką, sveiki visi bičiuliai, sveiki klausantis. Labas rytas, laba diena, kas kaip klauso. Šiandien man tai darytas, keliauju šiandien į pasimankštinti gamtoj. Vaizdas daugiau mažiau toks, tikiuosi, kad girdi, tai šiandien komunikacijos diena. Rugpjūčio diena materija, ar ne, rugpjūtis 8, tai kviečiu visus komunikuoti, skleisti, bendrauti, dalintis savo duotybėm, tai kas jūsų pasaulyje yra vertinga. Nepamirškit, kad būdami šitose vibracijose, vertės vibracijose, jūs esat energetiškai ir vibraciškai labai aktyvūs, todėl išeidami kažkur, ar ne, į matricą, į kažkokį veiksmą, dalindamiesi savo žiniomis, procesais ar kažkokiais kitais dalykais, jūs keičiate pasaulį, keičiate vibracijas aplink save. Tai norėjau būtent šiandienos tema norėjau pasidalinti, kas yra kiti žmonės, kaip mes keičiam tos kitus žmonės, kaip mes tikimės, kad tie kiti žmonės pasikeis aplink mus. Ir kaip mes tikimės, kad pasaulis aplink mus keisis ir kokią įtaką tie kiti žmonės daro mūsų pasaulyje, sportuojantis tikrai. Jeigu nuo ryto mato tokius vaizdus, vadinasi, jūsų energija yra ready. Ir saulė. Kai keistai saulė, ar ne, atrodo, man šviečia akina ir spinduliai, o kamera, jinai atrodo kažkaip taip. Kas tie kiti žmonės? Ir kaip mums reaguoti, kaip mums visą tai priimti, nes dažniausiai be abejo mus programavo nuo pat mažens, ar ne, kad mes daugiau tikimės tos nelaimės efekto, nei kad laimės. Taip ir iš žmonių mes dažnai būnam pasirengę labiau tikėtis, kas bus blogiausia, kaip sureaguos, bandyti juos nuspėti, atspėti ir tas reakcijas visas ir koks jisai ten gali būti piktas, pavydus ar ne, tas kitas žmogus nejautrus, valdingas ar ne ir taip toliau panašiai. Visas spektras tų priklausomybių, kurios yra jumyse. Tai kaip tai gali pasireikšti, kaip tai pasireiškia, tai ir jūsų realybėje būtent tai ir pasireiškia per kitus žmonės. Būtent per kitus žmonės. Jūs kitaip, jeigu jau jūs po truputį pastebit savo tam tikras tas savybės, kažkokias, tai taip, tai yra gerai, bet esmė tokia, kad yra svarbiausia jūsų reakcija. Jūsų reakcija, jūsų jausmai, jūsų tolesni veiksmai momente, kai jūs susidurėt būtent su tais visais, kaip mes vadiname, ne charakterio kažkokio, šitas žmogus, jo charakteris yra toks, ar ne, mes dažnai sakom, arba jisai yra toks ir toks, kitas žmogus vėl toks ir toks. Tai yra tam tikra procentinė jūsų dalis, kurią jūs pastebite kitame žmoguje. Jeigu jūs tai pastebit, tai jau žinokit, kad tai yra jūsų. Tai 100% yra jūsų, nes aplinkui matomume, ar ne, mes neturim jokios kitokios materializacijos. Jeigu mes nereaguojam, tiesiog matrica, mūsų matomumas egzistuoja savaime. Tai mes neįkeliam jokio emocinio fono, jokios vibracijos. Pasižiūrėkit, energetiškai čia yra galia. Bet aš priėjau, man iš karto eina per realizacijos energetinį centrą. Labai stiprus medis, labai stipri energija. Galiu pasakyti visą laiką, kaip einu aš pro čia, tai jisai atkreipia į save dėmesį. Tai galite eiti aplinkui tie, kurie žmonės, ar ne, jisai kaip labai seniai ir saugo ir kaip čia paima į save labai daug dalykų, kuriuos neutralizuoja ir harmonizuoja. Visi, kas čia atvažiuoja, čia yra zoologijos tokio sodo, kaip mini, ne, čia parkas, mini zoologijos sodas, čia labai daug atvažiuoja su šeimom, su vaikais. Ir va šitas medis, jisai kaip mama, ar ne, jisai energetiškai ypač dirba su tėvais.
Bet jisai dirba su tėvais būtent. Bet įspūdingas. Tai yra, aš net nežinau, koks tai yra pušis, ne pušis, kažkokia spygliuočių rūšis, bet ir tas kamienas, jisai toks minkštas, bet įspūdingai, žinokite, atrodo, jisai toks minkštas, kaip, nežinau, net. Va taip. Tai va, aš labai džiaugiuosi, kai tie, kurie jaučia, kurie supranta tas energetinės struktūras, kurios jūs įeinate į energetinį lauką, materializuoja tokius dalykus, medžius, kažkokius gražius vaizdus ir jau suprantat, koks yra jūsų vidus, ar ne? Vat iš karto man eina, valosi, aš tik pradėjau apie tai kalbėti ir širpuliukai, vadinasi vibracija, aš esu tame lauke, aš tai jaučiu, vadinasi vyksta. Nes mes dažnai atrodo, kad Marija, ką čia, kur čia. Taip, tai yra tiesa, tu turi pajausti, išjausti. Tai yra 5 netgi požymiai, kaip tu jauti esant tą kitą pasaulį. Tai vienas iš tų yra tai tie visi širpuliukai ar ne, ir ne šiaip savo tai vyksta, tai parodo mums tiesiog per materiją, per kūną. Parodo, kad mes turim tą visą galią ir kad iš tiesų viskas pasiteisina, viskas yra tiesa ir mes vis toliau ir toliau, vis giliau ir giliau pažįstam save. Ar ne, tokia grožiai nuo ryto, iš ryto teisingiau, tai, kas čia, kaip, tai yra kosmosas, kosmosas. Super, man tai yra super. Tai ir žmonės, kaip tik sutinkate, pažįstate ir žmonės aplink save, darbe, kaimynus, draugus, partnerius, ar ne, vaikus, tėvus. Tai padėkokit jiems, padėkokit tie, kurie nuolatos yra šalia jūsų, padėkokit jiems iš viso širdies, nes tai yra kontraktai, tie, kurie yra šalia jūsų, yra jūsų didieji kontraktai pradirbti, iškelti tam tikras programas ir kad jūs suvoktumėt, pradirbtumėt tam tikrą emocijų spektrą ir sugrįžtumėt į save, prisimintumėt, kas jūs esat ir kaip su tuo, kaip visą tai galima išgyventi toliau ir kaip taip pasinaudoti ir išvesti save į harmoniją. Tai tokie vaizdai, man labai gražu. Žodžiu, ir ta harmonija, jinai nuolatos mus tobulina. Ir kiek tik tai jūs numosit ranką, kad šitas žmogus yra piktas, ar ne, aš sutikau kažkokį ten, kažkokioje situacijoje ir nuolatos dabar kažkoks kolega, ar ne, ir nuolatos man reikia bendrauti su juo. Tai visa tai iš karto dzindzilin varpelis, suprantat, kas vyksta, kodėl klausėt savęs, kodėl aš sutikau šitą žmogų. Bet kodėl aš dabar patiriu visą tai, kodėl jisai man nepatinka, kodėl jisai mane trigerina, kodėl aš reaguoju. Ir iš karto klausėt savęs, ar ne? Pagaukit save visada ant negatyvo, ant jausmo viduje, pagaukit save, ties kuria vieta pradėjote jausti tą kažkurį tą negatyvinį tokį jausmą, ar ne? Kad kodėl aš reaguoju, tai nežinokit, šitų visų negatyvinių taškų surinkimas jums po to bus kaip azartas save išsivalyti, kai jūs suprasit, kaip veikia algoritmas, jums tiesiog bus azartas save pagaudinėti reaguojant. Suprantat? Ir kaip jums scenarijų vis paduoda tas reakcijas, ar ne, vienokio ar kitokį kažkokias reakcijas, vadinasi, jūs dar dirbat, jūs kelyje, jūs reaguojat, vadinasi, ir dažniausiai ką mes darom, atmetam tai teisingai, aš nenoriu su juo bendrauti, jisai ten kažkoks taip toliau, o jisai toks dėl to, kad jums atspindi jumise esančią dalį, kurią jūs nepriimat. Nepriimat šitos dalies ir nuolatos jums ir duos tokį scenarijų, kai žmonės atspindės jūs, atspindės šitas dalis, kurias jūs negalite priimti. Jeigu tai yra trigeris, kaip išeiti iš situacijos, kaip ir sakiau, tai yra priėmimas. Mes stebim, stebim situaciją ir nereaguojam. Stebim save, ar ne? Priimam teisingą sprendimą. Jums atrodo, kad jeigu nesureaguosi, tas žmogus pagalvos, kad jūs esate toks, kad jūs galvojate taip ir taip toliau. Jums nereikia savoj matricoj įrodinėti savo nesvarbu kokios pozicijos, jausmo ar ten kažko ir taip toliau. Kaip jūs suprasit, kad iš jūsų ir išeina visa tai, jums nebereikės niekam įrodinėti. Todėl ir tas dalykas, kad užsidaryti, nereaguoti,
pradės būti kaip azartinis žaidimas. Ir kaip tik tai jūs nustosite, sumažės jūsų reakcijos, ar ne, scenarijus jums nebepaduos šitų visų negatyvų. Jūs pamatysit, kad kiekvieną dieną jūs matote aplink save tai, kas jūs džiugina. Nes jūs suprantat, kad emocija, situacijoje, jūsų vibracinis taškas, vibracinis fonas gamina jums scenarijų ateityje. Kaip tik tai jūs būsite taške, ar ne, su pozityvu. Būsite taške, kad aš dabar jaučiuosi ir jaučiu, išgyvenu, kad aš gyvenu materialų aprūpintą gyvenimą, laimingą gyvenimą. Čia ir dabar taškas. Ir kaip tik tai jūs suprasit, kad nuo to eina jūsų ateities formavimo scenarijai. Viskas formuojasi iš čia ir dabar. Tai šitas visas pasirinkimas, reaguoti, nereaguoti ir kaip reaguoti, jums taps azartinių žaidimų, ypač išsivalant negatyvinės situacijas. Todėl, kodėl šiandien norėjau pakalbėti apie žmonės. Žmonės labiausiai ir didžiausias yra instrumentas jums pradirbti tai, kas dar nėra užbaigta. Pradirbti, matyti, todėl norisi eiti žmonės, ar ne? Linkėčiau visiems eiti žmonės, bendrauti. Taip jūs per juos pažinsit save, kiek jūs esate stiprus, kiek jūs esate pasiruošę priimti visas savo dalis ir kaip jūs esat pasirengę toliau keliauti į visiškai naują pasaulį. Mesgi dabar visiškai naujam pasauliu, pažiūrėkit, kas aplinkui darosi, kaip valosi planeta, kaip visos vibracijos yra pakilusios ir kokiam lygyje tai vyksta. Tai visiškai yra akivaizdu. Mums nebus taip paprasta ir lengva būti tame, bet ta stiprybė, ta reakcija ir nereakcija, ar ne, keis pasaulį mūsų akimis. Mūsų pasaulis bus toks, kokį mes susikursime. Kiekvieno iš mūsų pasaulis, 5D, 4, nesvarbu 3D, bus toks, kokį jūs kursite momente. Tai ką ir norėjau pasakyti, kad apie žmonės. Žmonės keičiame mes. Žmonės, kurie aplink mūsų atspindžia mūsų sistemos dalys. Tam tikros procentinės dalys, kurie atspindi mus. Jeigu mes turime tiesiogiai kontaktą su jais, tai jau žinokite, kad be abejo, kad jie jums atspindžios jūsų dalis ir kaip tik neutralizuosis. Išeisite į vidutinį susidūrę, ar ne, į vidutinę vibraciją, tą harmoningą vibraciją, pradėsite, pereisite, atspindžiuosite tam tikrojim scenarijui ir jūs juos. Tai toliau sekantis momentas, kaip mes keičiame viską. Kaip tas žmogus, sakot, sakykim, ten sesuo, brolis, nesvarbu, mama, tėvas, jūs pagrindo, esmės, iš tiesų nepakeisite. Kokį scenarijus, kokį tą bazę, žmogaus bazę jums padavė, ta bazė bus. Tik tai jisai pasireikš per tam tikrus, ta žmogaus bazė pasireikš per tam tikrus scenarijus ir procesus, kad jums atspindžiuotų jisai tam tikrus dalykus, bet žmogaus bazė nepasikeis. Kaip mums padaryti, kad pradėtų vis dėlto keistis žmogus, ar ne? Tai dabar ir algoritmą turėtumėt atsekti patys. Kaip tik taške suvokėt, kad aš noriu pakeisti ten kaimyną, noriu pakeisti partnerį, ar ten brolį, sesę, noriu pakeisti, ar ne. Jūs įeinate ir dirbate su tuo. Jeigu sakot, kad jame niekas jūsų nebetrigerina, jūs visiškai nereaguojate arba reaguojate tiek, kiek emocionaliai, žmogiškai, ar ne, tai vėjas, apsisukimis labai vėjas čia pučia. Tai kaip mes keičiame? Keičiame tai, kad jūs turite savyje suformuoti naują tą žmogų. Ateina pas jūs, ar ne, su pagalbos, ar dar su kažkokiais klausimais tas žmogus. Ir jūs jį pažįstate jau 100 metų, ar ne, vadinkim taip. Ir galvojate, šitas jau nepasikeis. Nieko panašaus. Klausimas pirmas. Kodėl aš jį tokį matau? Ar ne? Be abejo, prieš tai galėtų būti klausimas, kas aš? Kodėl aš jį tokį matau? Kodėl aš jį visą gyvenimą tokį matau? Man suformavo šito žmogaus paveikslą jau iš kažkur anksčiau. Arba
tiesiog scenarijai atsirado, ar ne? Ir jisai kažkodėl dėl kažkokių priežasčių buvo su jumis, tas žmogus. Tai ką mes darom? Mes nupiešėm jo kitą paveikslą. Tiesiog. Kodėl mes jį nuolatos laikom ten jūs, kas liečia, sakykime, kažkokias priklausomybės, ten alkoholis, ar ne? Jūs matote, ten draugas kažkas pastoviai ten alkoholį, nors jūs norėtumėt, kad jisai būtų kitoks ir tas jo standartinis kodas, jisai ir reiškiasi, kaip tik jūs ir matot, išgeria alkoholio, jisai reaguoja taip, aš jau nebegaliu su juo būti ir taip jūs vėl numojate ranką ir ignoruojate jį, ar ne, ir sakykime, ten ar kaimyną, ar draugą ir po to jūs kaip ir nutraukėte ten santykį. Šitoj situacijoje nutraukėt santykį, nukeldamas problemą į sekančius scenarius, į sekančius žmonės. Patikėkit manim, anksčiau vėliau vis vien jums pasireikš tai jūsų gyvenime. Tai kaip mes dirbam? Dirbame su savim, dirbam su savo matomumu, dirbam su savo požiūriu, matymu ir jutimu, įsivaizdavimu to žmogaus visą natūrą, elgesį, mes keičiame jo paveikslą viduje. Keičiame jį viduje, savyje. Ar ne? Jeigu jisai, sakykime, turi priklausomybę nuo rūkymo. Ir jūs visą gyvenimą jį matote, kad jisai rūko. Ir nuo to ten po to matote ir pasiekmes, kažkokią ligą, ten tas. Jau matote, kaip jisai nyksta, galvojat, kad va čia yra nuo rūkymo. Ir visa ta programa veši tiesiog jumise. Tai ką jūs turite padaryti? Keisti paveikslą, jo paveikslą savyje. Tai reiškia, kad po truputį įsivaizduoti viduje jį pasikeitusi. Koks iš karto klausti, koks jisai būtų, kaip jisai atrodo, jeigu jisai nerūko. Koks tas žmogus, jeigu jis nerūko. Kaip jisai pasikeičia? Galite klausti, ko jam reikia, kad jisai pasikeistų. Pas jūs ateina mintis savaime, kad jam reikia padaryti tai ir tai, ar ne? Ir jūs įsivaizduojate mintise tą procesą, kad jisai padaro tam tikrus dalykus, arba nebūtinai, tada jau jūs rekomenduojate. Tai toks kalniukas. Ant kalniuko visai. Tokia vieta gera. Įsivaizduojat, fizinio krūvio. Reikia daugiau, kūnas duoda apie save žinoti. Tai va taip keičiame žmogų, įsivaizduodami jį kitokį. Yra raktai, yra tam tikri dalykai, sekti save savo mintis, kokiomis sąlygomis keičiasi mano galvoje jo paveikslas. Ir jūs ką jūs turite padaryti? Jeigu pas jūs viduje yra tai, tos sąlygos, jūs turite išsakyti jam. Išsakyti. Aišku, labai svarbi yra jo reakcija, teisingiau jūsų reakcija, nes jūsų scenarijoje turi visą tai su inkaru užsikabinti, kad jis keičiasi ir jeigu jisai vykdo jūsų ten kažkokias sąlygas, nes dažniausiai taip yra jūs, kodėl kalbu apie sąlygas, kad jums lengviau būtų patikėti tuo, nes tikėjimas yra didysis čia ir yra didysis raktas. Kaip tik tai jūs nupiešėte to draugo su priklausomybė naują paveikslą, naują jį, dėl kokių priežasčių jisai pasikeičia ir piešėte visiškai naują. Švarų, ar ne? Kad jisai, ten sakykime, jeigu mes konkrečiai situaciją apie rūkymą, ar ne, bet tai visi gyvenimo aspektai gali būti tame įdėti. Tai jūs keičiate dėl kažkokių sąlygų, kad jisai neberūko, ar ne? Bet ten padarė kažkokius dalykus, jūs jam rekomendavot, padaryk tu tai ir tau bus lengviau mesti rūkyti ir susitvarkys tau viskas. Ne tai, kad konstatuoti, jūs mesite rūkyti, taip jūs konstatuosit viduje. Be abejo, priėjimas prie žmogaus, tas, jūs jau jį pažįstat, žinote ir taip toliau. Esmė tame, kad jūs pakeisite jo paveikslą savyje ir po truputį tas žmogus pradės keistis. Tai vyksta, jums tik reikia patikėti, kad dabar ir visada laikyti savyje jo kaip naujo žmogaus paveikslą. Būtent tą energijos elementą, kurį jūs viduje suformavote naujai, kaip jisai vibruoja naujam pasauliu, su naujom programom, ar ne, neberūkydamas ir koks jisai nerūkydamas. Ir jūs tą draugą vibraciškai priimat tokiose vibracijose, kai jisai
neberūko, ar ne? Ir jūs laikote savyje. Tai yra tikėjimas, kuris laiko šitą vibracinį foną, šito žmogaus. Taip, veidrodis matricoje suveiks labai greitai, vieniems greičiau, kitiems vėliau, bet jisai veikia. Dėl to, kad iš jūsų, jumyse tas žmogus vibruoja tokiose vibracijose, naujose pasikeitusiose, jo kūnas švarus ten, jisai laimingas. Aš matau jį tokį viduje ir išorėje pradėsiu matyti tokį, nes matrica neturės jokios kitokios galimybės jums atspindėti šito žmogaus kaip tik tokį, kokį jūs matote jį viduje. Pagal visą tą vibracinį, good morning, pagal jūsų vibracinį foną, kokį jūs matote jį viduje, tokį mes matome, tokius mes matome žmonės. Tai mes ir esam dievai, tai čia mes kalbam apie žmonės. O jeigu kalbėtumėm, įsivaizduokit, šitas visas algoritmas, kai mes dirbam su savim, mes keičiam visas situacijas. Tam reikalingi energetiniai resursai. Tai yra vėl kiti dideli dalykai, kurie mums bus labai reikalingi. Kad mes galėtume momente keisti tą pasaulį, suprantat? Va, energija. Ateinam ir valgom tiesiai iš gamtos tai, ką gamta duoda. Ir ką jūs pasakysite? Garantuoju. Nes man pačiai buvo situacijos. Čia viešam parke, čia visokiais pesticidais aplyta ir taip toliau panašiai. Trampampam. Jūs priėjot prie tos uogos, jaučiat, kad jūs ją norit paragauti, jūsų protas, suvartė jums visas baimės paimtas iš matricos, iš programos, kad jūs dabar paimsit ir numirsit. O šitą ogytę sako, tu suvalgyk, aš pasidalinu su tavimi vibraciniu fonu, aš tai ją sukūriau, ar ne, iš manęs išėjo matomumas, tai jinai yra tobula, jinai mano tos visos energijos sudėtos materializuoti šitą pasaulį. Kaip aš galiu sukurti nuodingą uogą? Nebent aš labai norėčiau patirti tą visą skausmo, sirgimo, ten taip toliau panašiai dalyką. Bet aš noriu tik tai padėkoti jiems, kad jie dabar taps mano kūnu. Suprantat, kaip veikia algoritmas? Bože, da kokia skani. Super. Nu čia tokios jau jos likusios, bet mes buvom kitam parke ir buvo taip nenuvalgytos gervogės, bet labai daug gervogių čia. Labai skanu. Mėgstu gervogės. Turiu istoriją gražią su gervogėm. Labai net gražią. Visam gyvenimą jaučiu prisiminti. Tai va, toks tas mano pranešimas apie žmonės, apie tai, kaip mes keičiam žmonės. Čia tik tai vienas iš algoritmų, kuriuose mes save pamirštam dirbti. Pamirštam, kad mes esam to matomumo šaltinis, ar ne? Ateinam į darbą ir iš karto nuskaitom, be abejo, pagal savo rytinį vibracinį foną, ar ne? Matomumas labai greitai pasidaro kažkoks ten pilkas ar kaip tik atvirkščiai žaismingas, fainas, laimingas. Ir pamatot kažkokį kolegą, kuris pastoviai jūs trigerina. Aš net garantuoju, tie, kurie dirba, jūs turite tokių žmogeliukų, kurių negalite būti jų aplinkoje. Ir kaip vyksta toliau, tarp kitko algoritmas, kai mes pradirbam su tuo. Esmė yra jūsų dalis tame žmoguje, ar ne? Kažkokia procentinė dalis tame žmoguje, kuri jūs trigerina. Jūs pradirbat su to, priimat ar ne, aš priimu vieną kartą, antrą kartą, ne, aš priimu į save savo dalį, kuri demonstruojasi tam kitam žmoguje. Aš priimu vieną kartą, antrą kartą, pradirbat su juo, nes tai energetinis resursas. Mažai energijos turite tam, jums reikės ilgesnį laiką priiminėti, ar ne. Daugiau energijos turite, greičiau priiminėsite visą tai. Ir kaip tai vyksta? Paprastai, kaip tik tai jūs priimat, ar ne, visų pirma, pradeda būti, kad pradeda neutralizuoti situacijos, kurios pradeda trigerinti. Žmogus labai dažnai, kaip tik jūs pradeda dirbti su tuo, tokios ateina pikinės situacijos, kurios atrodo iš vis suvarto jūsų ten tą stabilumą, nes jos pakyla labai, nes jos pradeda nykti. Tai struktūra, jeigu ten jau struktūra netgi energetinė didelė susidarius, ar ne, iš to viso scenarijaus, jums paduoda dar stipresnį tą jausmą, nes prieš užsidarant programom, jos tikrai nenori jūsų paleisti. Tikrai dėl to, kad tai yra energija. Jūs tai struktūrai atiduodat energiją, ar ne, tam scenarijui, tai be abejo, kad jinai nenorės jūs paleisti, jūs dar labiau atakuos, kad jūs vėl pasiduotumėt ir kad ir toliau generuotumėt tą visą scenarijų. Tai ką, paduoda tokias pikinės situacijas, dažnai pradeda judėti, matrica labai pradeda judėti į jūs, kad tik tai jūs grįžtumėte į savo tą stabilų nutekėjimą, kur atiduodat energiją, ar ne. Ir tada
jūs nepasiduodat ir toliau priiminėjat savo dalį iš jo, susigrąžinate. Ir kas po to atsitinka? Pradeda rimti scenarius, nebepaduoda, kolega pradeda būti ramus, kažkokius netgi insightus pradeda jums demonstruoti, ar ne? Jūs per jį pradedate pamatyti kažkokius naujus dalykus. Va tai yra labai toksai rimtas ženklas, kadangi jūs pradirbat, energetiškai atsiranda kažkokios vietos naujos, bendravime kartu su tuo, sakykime, toksiniu ar ne kolega. Ir atsiranda kažkokie nauji dalykai, nes į tą vietą iš karto jums paduoda kažkokius naujus dalykus. Ir kaip tik jūs visiškai pradirbat su tuo kolega savo šitą emociją, susigrąžinat į save, jūs pastebit, tipo, kad, aš nebereaguoju į jį. Arba kažkokio tipo, nebėra tų visų situacijų, kai jisai mane trigerintų, žinai. Tipo, ką jūs padarot? Jūs nuimat tą visą dėmesį iš tai, ką jūs padarėt, į tai, kad tiesiog jisai pasikeitė ir nebėra tų situacijų. Iš tikrųjų, jūs viduje pasikeitėt. Jūs viduje. Ir kaip tik tai įvardėt, kad jūs viduje pasikeitėt, tas kolega, jūs pakeitėt jo įvaizdį jūsų scenarijuje, ar ne? Jūsų viduje, jūs pakeitėt jo įvaizdį. Jeigu jūs atkreiptumėte į tai dėmesį, susigrąžinote energiją, jums nebeįdomu, jisai iš vis ten kažkokiu kitokiu aspektu, nebent kažkas naujo atsiveria jame ir jūs pradedat bendrauti visai kitokiais klausimais. Tai kas atsitinka? Čia ne išorės nuopelnas, yra jūsų nuopelnas. Ir jeigu ir toliau matote, kad jo veiksmai yra jums nepriimtini, tai reiškia, kad pas jūs nėra jokių reakcijų. Tiesiog jūs matote, kaip priimat kaip destruktyvinį, ar ne? Šiaip turėtų būti neutralus, bet jisai tiesiog egzistuoja ir egzistuoja. Jūs einat, net nepastebit, ar ten tiesiog su juo nebendraujat. Ar išsiskiria, bet kadangi kolegos, ar ne, jūs visiems susidurėt. Kas įvyksta? Jūs tiesiog dažniausiai matrica išskiria jums kelius. Jums nebėra intereso su juo susidurti. Arba jeigu susidurė, tai yra scenarijai, kurie su neutralumo ženklu. Va tokie neutralūs apie nieką. O jeigu ir toliau, sakykime, jo gyvenimo būdas kažkoks ten nepriimtinas, aišku, tas su visi, kas nepriimtina, nenoriu ten taip toliau, tai reikia pasiknysti, kodėl taip vyksta. Bet jeigu neutralizuoja, tai jūs tiesiog labai lengva forma atsisakot, neklausot, ar ten išeinat, nes jums ne dėl to, kad jūs trigerina išeinat, o dėl to, kad jums tiesiog atsiranda svarbesnių reikalų ar kažkokia kitokių žmonių kompanija, ar tiesiog išklausot ir išeinat iš situacijos. Viskas. Taip vyksta nykimas, matricos nykimas, taip vyksta, taip keičiasi žmonės, taip ir jūs pradedat po truputį tą visą paveikslą to gnieviško kolegos, kuris ten užknisa, kad neįsiplauna podelį, sakykime, ar ne. Jūs pradedat matyti, kaip tai viskas keičiasi. Keičiasi tada, kai mes išmokstam skirti energijos nemažai tam, kad pakeistumėm žmonių vibracijas savyje. Bet visada yra du keliai, žiūrėkit. Kairieji ir dešiniai. Mes visą laiką einam, renkamės, ar ne? Minusą ir pliusą. O mes pasirinkim harmoniją. Kad eiti tiesiai harmonijai, nes atėjom tai čia patirti. Mums įdomu patirti ir minusą, ir pliusą. Įdomu stebėti, ar ne? Ir kaip jūs išsivalysit, kaip susirinksit tas energijas, jūs būsit kaip medžiotojai, norėsis, pakalbėjau, pabuvau tokioj kompanijai, pakalbėjau su tokiais žmonėm ir stebi savo reakcijas. Čia mano žymas, bet čia paskui ateisiu, darau ant šito, taip pat pasportuoju, ar ne. Aš visą laiką mėgau labiau jėgos pratimus ir preso, tai yra mano patys mylimiausi. Mėgstu dviratį, kurio dar iki šiol neturiu, niekaip nesuprantu, kodėl nesusirenku. Gal dėl vietos, nesuprantu, bet einu paminsiu dviratį kitokį. Tai tiek apie žmonės, keiskim savo viduje. Galiu pasakyti, kad nėra paprasta surinkti energiją. Tai turi būti užfiksuota. Pavyzdžiui, aš noriu ten kažką atvažiuoti pas tėvus ar dar kažkur, ar ne, kur ta matymas tų tėvų yra antiek įaugęs į mūsų vidų, kaip mama atrodo, kaip jinai elgiasi, kokia jinai yra, ar ten tėvai, sesė, nesvarbu, jums įaugęs.
atsiprašau, tas paveikslas yra įaugęs ir jums tai pakeisti reiks energetinių resursų nemažų. Bet jūs pabandykit bent jau tai padaryti ir galėsite pasakyti savo, kad aš tai padariau, aš pabandžiau pamatyti, ten mama, tėtis, sesė, broliai visai kitokiam tam amplua. Visą laiką laikykit savo galvoj mintise, suformuokit kažkokią kaip meditacija, mini situacija toje meditacijoje, manifestacijoje, kaip atrodo, kaip gyvena jūsų ten tie artimieji ar ten kolegos, kaimynai, kaip jie gyvena.